Meilė nėra tai, ką randi. Meilė yra tai, ką kuri. Ji gimsta iš mažų gestų. Iš to, kaip vienas žvilgsnis priverčia šypsotis. Kaip tylėjimas dviese tampa visaverčių pokalbių. Meilė tai pasitikėjimas, augimas, kantrybė ir gebėjimas būti saugių uostų vienas kitam. Ji ne visada garsi, bet visada tikra. Ta diena, kai susipažinome, atrodė, kad nenoriu eiti miegoti, norėjusi, kad diena nesibaigtų, kad galėčiau sustabdyti laiką. Kai tą pirmą kartą pamačiau gyvai, iškart supratau, kad dabar tai jau įklimpau. Pradėsiu nuo to, kad aš be galo laimingas, kad tave sutikau. Nuo pirmo mūsų virtualaus susitikimo iki dabar jau daugiau nei 4 metus besitenčios santykių kasdienybės, tu mane verti jausti pilnatvę. Nežinau, jog kad ir kas besidėtų aplinkui, tu visada būsi kartu su manimi. Ir po to, kai pamačiau su Dovilė, po pirmo bendravimo panašiai tokia kaip ir, nežinau, Renatai minėjau ar ne, bet savo pasakiau, būtų labai gerai. Susirinkom su Arnu, kaip draugai, atsigerti alaus iš tikrųjų, praleisti gerai laiką ir laikui bėgant mums pasidarė kaip ir nuobodaka. Kažkada mes tris nusprendėm eiti į vietinį bariuką po darbo, išgerti vieną kitą aldutį. 3 years later, mes esam čia, esam jos vestuvėse, tai labai džiaugiamės. Bet to Arna bando eiti, žinok, nepraeina. Patikėk, prieš aukštesnę diviziono komandą lošiam. Always bring me whiskey and wine. Breakfast in the morning and dinner at night. Everything she do just right. When I say what you want me to do, she say just one thing that I want from you. A little bit of rock. Kaip mes buvome bare, aišku, aš ten jau pirmoji nulūžau. Tiesiog buvau bele kaip laiminga, bele kaip dėkinga Dovilei.